Šiandien esu vietoje, kur 1954 metais, rugpjūčio 10 dieną, žuvo paskutinysis didžiosios kovos apygardos partizanas Vincentas Zablackas Kėkštas. Kėkštas – partizanas nuo 1944 metų. 10 metų vedęs kovo prieš okupantą, tą rugpjūčio 10 dieną Kėkštas kartu su dar vienu bendražygiu Kairiškių miške slapstėsi nuo sovietų įgulos miško šukavimo. Tačiau Kėkštas nežinojo, kad visa tai tik gerai suplanuota MGB operacija, o jo bendražygis į partizanų gretas infiltruotas agentas smogikas, kuris progai pasitaikius stovykloje nušauna Kėkštą ir praneša sovietų saugumui. Po keleto dienų vietos gyventojas, girdėjęs šaudymą miške, ateina į įvykių vietą ir prie didžiulio seno ąžuolo randa daug šovinių tūtų arba gilzių. Kišeniniu peiliuku prie to medžio, suprasdamas, kad čia žuvo Lietuvos partizanas, išraižo kryželį, kurį matome čia beveik ir šiandien, ir iš gilzių sudaro kryžių. Gaila, gilzių nebeliko, tačiau kryžiaus vieta dar šiek tiek matoma.